Kažkas seniai man pakuždėjo, tu neieškok, nes meilė visiems kažkur šalia, visai šalia. Maži vaikai per pievas skubėjom, nors ir tada dar netikėjom, tai amžinai bus jau amžinai. Bet kai apkabini šiltai, darosi man čia namai. Ant žemės, o gal debesų, aš stoviu nebesuprantu, stebiuosi lygiai Žmonės šypsosi. Jiems patinka? Kažkas labai mielo. Jo. Ir žmonėms patinka. Gal tai meilė, gal pagaliau jaučiu. Gal tai meilė, nes aplinkui taip pat atsinamonų. Ant žemės, o gal debesų, aš stoviu nebesuprantu, stebiuosi lygiai pat žvaigždžių, aplinkui vėl kvepia cinamonu. Ant žemės, o gal debesų, nurimti niekaip negaliu. Gal tai meilė, gal pagaliau jaučiu. Pažiūrėjau jos veidą ir jos veidai tiek tipo, tokio švelnumo ir tiek tokios noro padainuot fainai. O, Jėzau, Marija. Sveiki. Labas. Kokia tu mela, Labai. aš supratau, kad publika tave dievina tiesiog. Ir čia buvo tiek šypsenų, aš pagal šitą šypseną supratau, kad labai atėjo mielas žmogus, kurį galėtų mėgti visa Lietuva ir kažkaip nesuprantu, kaip čia svarbiau, ar tai, ką girdžiu, ar tai, ką publika man transliuoja. Ir kartais tikrai atrodo, kad publikos žodis visada yra svarbesnis ir taip ir turėtų turbūt būti, nes, ką aš čia teisėjas, publika teisėjai yra ir, neteisėjai, jie tiesiog tave myli. Ir labai labai faini batai. Ačiū. Labai. Dabar net magnetiškai įsirėmiau aš juos ir žiūriu. Tavo įvaizdis sako kažkokią kitą pusę negu dainavimas. Nes dainavai taip mielai, taip saldžiai, kvepia cinamonu, kaip ir dainavai. Man gal buvo tiesiog pernelyg miela, per cute ir aš tiesiog pasimečiau ir galvojau, ar aš galiu kažkaip pabandyti įsivaizduoti, kad aš timtelčiau iš to super mielumo į kitą teritoriją. Ir taip ir debatavau su savim visą dainą. Nes aš kažkaip galvau, gal tavo pasikeis, staiga tu į tą cinamoną, taip tokią vieną gerą silkę numesi ir tada pasikeis tas skonių paletė. Kiekvienas žmogus savy turi tokių skirtingų spalvų ir tokių istorijų, kur kažkam jis yra geriausias draugas, kažkam jis yra kažkoks arogantiškas tipas ir panašiai, bet visą tai sudėjus gaunasi labai įdomus paveikslas. Tai man šiandien tiesiog stigo iš tavęs tokio daugiau atskleisti papildomo sluoksnio, tos silkės. Jeigu taip iš tikrųjų realistiškai nupiešiant tau situaciją šito projekto, buvo tikrai daug stipresnių pasirodymų, kuriems mes neatsisukom. Ir asmeniškai aš kažkaip jaučiuosi nesąžiningai prieš tuos dalyvius, kurie tikrai pasirodė geriau negu galbūt tu šį vakar ir aš jiems neatsisukau. Tai yra kur tobulėt, bet kažkaip
optimistiška nata. Norėčiau, kaip prasidėjo tavo pasirodymas, taip ir pabaigti šitą apibendrinimą. Kažkaip dar pabaigai pridėsiu, kad labai pritrūksta tvirtos kojos tokios. Ir šitam pasirodymė irgi tiesiog pritrūko tvirtos kojos, tokio stabilesnio sudainavimo ir užtikrintumo. Tai labai tiesiog noriu nuoširdžiai palinkėti tvirčiau atsistoti ant scenos ir tada viskas daug rimčiau ir tvirčiau išsitransliuos per dainavimą. Tai linkiu tik tai to. Ačiū labai. Ačiū tau. Sėkmės. Ačiū. Nespėjai pamatyti visų pasirodymų? Nenusimink. Visus jos rasi Lietuvos balso YouTube kanale.